Ignalinos rajone Strigailiškio kaime veikiančios konditerijos įmonė Romnesa šakočių kepėjai druskininkiečiams jau suteikė galimybę stebėti, kaip virš laužo liepsnos kepamas tradicinis lietuviškas gardumynas. Parodomąją šakočio kepimo programą tą kartą nufilmavo ir vieno Rusijos televizijos kanalo kulinarinės laidos kūrybinė grupė. Kaip sakė bendrovės Romnesa druskininkų filialo direktorius Arturas Mieliauskas, edukacinės programos bus siūlomos ir druskininkų krašto gyventojams ir čionai atvykstantiems poilsiautojams, kurie galės ne tik stebėti, bet ir patys dalyvauti šakočio kepimo procese. Šios programos metu patys dalyviai galės dalyvauti pačiam kepimo procese. Tai yra patys pilti tešlą, patys sukti patį, gaminį ir tuo pačiu, galės jį ragauti. Visa programėlė truks valandą pusantros. Kuo ypatingas yra jūsų siūlomas šakočio receptas? Mūsų šakočio receptas yra tradicinis, senovinis receptas. Nenaudojame savo gaminyje jokių papildomų cheminių ilgiklių, dažiklių, ploviklių ir kitų priemonių, tik tai natūralius produktus, neskaitant vietoj sviesto, kad būtų, ilgesnis vartojimo laikas, naudojame margariną. Tai labai skanus tas jūsų šakotis? Labai skanus mūsų šakotis, tirpstantis burnoje. Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas negailėjo gražių žodžių Aukštaitijos verslininkui, nusprendusiam plėsti verslą mūsų krašte ir pasiūlyti originalių paslaugų. Jeigu vienu žodžiu, tai nuostabu. Ir nuostabu kodėl. Pirmas dalykas, kad vėlgi druskininkai rodo, kad mes esame patraukli vieta ne tik praleisti laiką, ne tik pailsėti, bet taip pat ir investuoti. Ir džiaugiuosi tai, kad žmogus, šeimininkas, kurį teko pažinti kažkada kaip Ignalinos verslininką, įkūręs kažką panašaus kaip čia ir kaip vieną lankomiausių Ignalinos vietų, atvyko į druskininkus. Jisai buvo sutiktas palankiai ne tik savivaldybės, bet visų institucijų tarnybų, nuo kurių priklauso bus investicijos, nebus. Ir šiandien paklausus, kaip jums sekasi, atsakymas tiek gerai, geranoriškai, linksmai, džiaugsmingai nusiteikusių žmonių niekur kitur nesutikau kaip druskininkuose, kad nebuvo tokio, kuris bandė sutrukdyti ar kažkaip kitaip paveikti, kad kažkas neįvyktų ar laiku, ar nebūtų dėl finansavimo, dėl priėmimo objekto pačio, dėl pačių statybų. Tai man yra didžiausias įvertinimas ne tik savivaldybės, bet visų institucijų dirbančių druskininkuose. Šaunu, visiems tikrai ačiū ir manau, kad po tokio, sakykime, žmogaus darbo, investicijų sutinkančių taip geranoriškai, aš manau, kad atsiras ir dar daugiau. O kalbant apie šį patį objektą, kad tai yra unikalus tuo, kad druskininkų apylinkėse bus kepami šakočiai pagal tradicinės senovinės papročias, šiuolaikiškai, kur galima įsigyti, pamatyti, užsisakyti, aplankyti ir taip toliau. Be abejo, įvertinant ir gerbiamo Česnulio sodybą kaiminystėje, tai mes turime dar vieną įspūdingą traukos objektą. Kaip sakė uždarosios akcinės bendrovės Romnesa savininkas Romualdas Pulis, įmonė šakočių kepėjai išmėgino nemažai skirtingų receptūrų. Tačiau nė vienas šakotis nėra toks skanus, kaip iškeptas lauko sąlygomis. Šeimininkas pasakojo, kad parodomasis šakočių kepimas yra pritaikytas ir žiemos sezonui. Tai bus galima daryti senojo Jaskonių malūno vietoje įrengto restorano salėje, kurioje telpa iki 80 žmonių. Vasaromis lankytojai bus kviečiami stebėti, kaip šakočiai kepami lauko židinyje.